Ar aš gyvenu įdomų gyvenimą ir aplamai gyvenu savo gyvenimą. Tai kažkada ir pati buvau, kad pastoviai sėdžiu socialiniuose tinkluose ir stebiu kitų ten žvaigždžių, ne žvaigždžių, ne paprastų žmonių, bet jų socialinius tinklus, ne kaip kas gyvena, kom gyvena, ne. Ir pastoviai taip nuleisdavau savo laiką, kur tiesiog žiūrint kažkokių kitų žmonių istorijų, ne, nes jų gyvenimas yra įdomesnis nei mano, ne, nes ten, pavyzdžiui, mano pažįstama ten buvo ten, padarė tai ir tą, ne, o aš sėdžiu ir nieko nedarau. Tai kodėl aš gyvenu neįdomų gyvenimą? Todėl, kad aš tiesiog nerealizuoju savęs, todėl, kad aš neieškau, kas man patinka, kas man nepatinka, ne. Dažniausiai, kas man patinka, aš tiesiog to neieškau, aš to nedarau ir aš nesiekiu nieko, tiesiog žinot, egzistuoju, ne, negyvenu, o egzistuoju. Ir tada iš tikrųjų kitų gyvenimai yra įdomesni nei mano. Tai linkiu iš tikrųjų sustot ir pagalvot, kokio gyvenimo aš noriu, kaip aš noriu gyventi ir kaip aš galiu tą realizuot. Nežiūrėt į kitų gyvenimus, ane? Mes galim pasisemt kažkokių idėjų, mes galim tiesiog kaip įkvėpimo gauti, ne kaip motyvacijos, ane? Bet tikrai nesėdėti ir valandų valandas, nežiūrėti ant visokių socialinių tinklų, kaip kas gyvena, kaip žvaigždės gyvena ar kaip mano klasiokės gyvena. Tiesiog, ko aš noriu ir ką aš galiu daryti ir pradėti judėti. Tai yra apie meilę savo ir tai yra apie gyventi savo gyvenimą. Dažnai tikrai būna, kad tiesiog yra sunku suvokti, ko aš noriu, kaip aš noriu. Kodėl? Todėl, kad, pavyzdžiui, paklausa yra labai didelė, ne, visokių paslaugų, prekių, pramogų, dar visokių, visokių, ane, ir tiesiog mums yra sunku atrinkti, kas yra mano. Ir, pavyzdžiui, kad ten vaikystėje aš nieko negalėjau, ten tėvai negalėjo leisti, kad aš galėčiau lankyti kažkokius ten, nežinau, būrelius ar dar kažką, ne? Ir aš tiesiog nežinau, kas man nedžiugina, o kas nedžiugina. Tai tiesiog sustojam ir pagalvojam, pabandom prisiminti, ko aš labai norėjau vaikystėj. Kartais būna, kad mums sunku prisiminti, nes ten viskas taip užblokuota, kad aš visiškai neprisimenu savęs jauno. Ir tada tiesiog, gerai, ką aš dabar norėčiau, ne? Aš norėčiau išbandyti šitą, aš norėčiau išbandyti piešti, pavyzdžiui, ten ant šilko, ne? Aš norėčiau išbandyti lipdyti su moliu, aš norėčiau išbandyti, pavyzdžiui, slidinėti su snieglente, ne? Tiesiog padarykit sąrašą ir eikit, bandykit vieną, kitą, trečią, ketvirtą, penktą. Tikrai atrinksit, kas yra jūsų, kas nėra mūsų, ne? Kas yra svetima tiesiog. Bet eikit ir bandykit, nes kitaip jūs negalėsit pažinti savęs, nebandydami. Pažiūrėkite mažus vaikus, ne? Jisai nori šito žaisliuko, jisai pažaidžia su šituo, nesusipažįsta. Jisai nori, pavyzdžiui, kažko paragauti ten, ne? Ir vaikas visada nori. Nes jisai gyvena ir jam viskas yra įdomu. Tai lygiai taipogi pradėkite norėti. Nesvarbu, jūsų norai, ne jūsų norai, ane, jūs po to atrinksit, kurie yra jūsų, kurie ne jūsų. Pradžiai jūs išjudinkit tą inerciją, ne tą jėgą norėjimo, kad aš tikrai gyvenu ir aš kažko noriu. Nes ta kasdienybė tokia, kad aš jau nieko nebenoriu, darbas namai, namai darbas, ane, parduotuvė pakeliui, ten vaikai ir viskas. Tai nėra gyvenimas ir jokių naujų spalvų neatsiranda. Tiesiog užsinorėkit išeit pasivaikščiot, ne? Išeit pasivaikščiot naktį, vėlai vakare. Išeikit, pavyzdžiui, tiesiog į kitą vietą pasivaikščiot. Pabandykit pradėti bėgioti, ne? Ryte, vakare, per pietus. Per pietus vietoj to, kad sėdėt su bendradarbiais valgyti ir ten aptarinėt kažką, ne? Tiesiog paimkit, tiesiog nevalgyt, ne, ir išeit kažkur. Piešt kažką, nupirkit flomasterius, nupirkit pieštukus, ne, akvarelį kažkokią. Bandykit
kažką vis naujo, naujo, naujo. Taip jūs išjudinsit savo tą išjudinsit savo norus ir pradėsit palengva spalvint savo gyvenimą. Atsiras kažkokios spalvos, atsiras kitokie norai, tada jūs pradėsit išgrynint, ane, ko iš tikrųjų aš noriu, o kas yra primesta iš kitur, ane. Ir išjudinkit save iš to stovėjimo vietos. Pradėkit norėti, nes tikrai gyvenimas yra nuostabus ir būkit kaip maži vaikai, kurie visada visko nori, nes tada jūs jausit, kad jūs esat gyvi.